7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ką, šią savaitę mūsų laukia bekompromisiai mūšiai Eurolygoje, kur tęsiasi atkrintamosios varžybos. Be galo bus daug svarbių dvikovų ir Lietuvos krepšinio lygoje, taigi paanalizuosiu svarbiausias rungtynes ir važiuojam. Balandžio 29 dieną ketvirtfinalio serijoje kovos Paryžiaus Basketball ir Stambulo Fenerbahčė 2-0 serijoje priekyje Šaro Kapela. Maniau, kad Paryžiaus klubas parsiveš bent vieną pergalę iš Stambulo. Taip nenutiko, paaiškėjo, kad vis dėlto Stambulo komanda daug geriau ginasi negu paryžiečiai. Talento puolime gal ir komandos turi po lygiai. Fenerbahčė po 75 taškus vidutiniškai praleido per pirmas dviejas rungtynes ir puolimas funkcionavo neblogai. Po 86 taškus rinko Stambulo krepšininkai. Daug kamuolių labai ėmė puolime aikštės šeimininkai. Demonstravo didesnį kovingumą, iššovė, gal kiek netikėtai, Biberovičius, kuris buvo sunkiai sustabdomas abiejose mačuose. Jaučiasi, kad ir Šaro įtaka, kad jis labiau patyręs už oponentą trenerį Tiago Splitterį pristabdė. Fenerbahčė moka pristabdyti paryžiečių greitą uraganinį puolimą. 4-0, įskaitant reguliarųjį sezoną, pirmauja Fenerbahčė prieš Paryžių. Manau, kad bus ir 5-0 Fenerbahčės pergalė maždaug 5 taškais. Madrido Realas bandys pirmą kartą šį sezoną paklubdyti prie Olympiakos klubą, kuris serijoje pirmauja 2-0 ir reguliariajame sezone abu kartus stipresni buvo Graikijos klubo žaidėjai. Realui Olympiakosas labai nepalankus varžovas, ir geležinė gynyba pademonstravo Jorgo Barcoko auklėtiniai. Pirmose dviejose mačuose leido varžovams sukrapštyti tik 71,5 taško. Kaip ir anksčiau minėjau, neturi Realas tokio puolėjo, kuris vienas prieš vieną kiek pristabdytų Sašą Vesenkovą. Reikia dvigubinti, bulgaras gerai nusimetinėja kamuolius, atsiveria skylės Realo gynyboje ir Vesenkovas maždaug po 25 balus rinko Pirėjoje. Realas daug silpnesnis nei ankstesniais metais, tik Gezonė demonstravo Pirėjoje stabilesnį žaidimą. Daug drausmingesnė komanda ir Olympiakos po 9,5 klaidos padarė vidutiniškai per pirmasis dviejas rungtynes, kai Realas suklysdavo 18,5 karto. Geriau organizuota komanda yra Graikijos ekipa. Manau, kad jį parsiveš pergalę ir iš Madrido maždaug 7-8 taškais. Balandžio 30 dieną Barcelona priims Monako komandą, kuri priekė ketvirtfinalio serijoje net 2-0. Tikrai nemaniau, kad taip varganai atrodys Barsa Monake, nes reguliarųjį sezoną gana aukštą gaidą baigė Katalonijos klubas. Atrodo, net ne į naudą išėjo Barsai Jano Veselio sugrįžimas po traumos. Čekas ilgai nerungtyniauja, atrodo, tik išderino Barcelonos komandos žaidimą. Vis dėlto šiuolaikinėme krepšinėje muziką užsako antrosios linijos žaidėjai, kurie daug pajėgesni yra Monako komandoje, ir Jamesas, Okobo, Lloydas, Strazelis. Tikrai sunkiai sugaudomi yra varžoms. Vis dėlto manau, kad Barsa savo aikštėje mobilizuosis, įsprausta į kampą yra Katalonijos komanda, ir nuojauta kužda vis dėlto, kad Barsa trečiajame mače išplėš pergalę minimalių skirtumų 1, 2, 3 taškeliais, tačiau kitose serijos rungtynėse manau, kad Monako vis dėlto įrodys savo pranašumą, nugalės, sakyčiau, maždaug 5-6 taškais ir tą seriją 3-1 laimės Vasilijos Panulio auklėtinį. Ir įdomiausia tikrai ketvirtfinalio serija. Stambulo Anadolu Efes priims Atėnų Panathinaikos klubą. Turkijos komanda išlygino Atėnuose serijos rezultatą ir
kai kas buvo nurašę jau veteraną Šeiną Larkiną ir jis parodė, kad turi dar smarvės ir lemiamų momentų ištraukė pergalę ir be Matijaso Lesoro Panathinaikos tikrai silpnesnė komanda, jo netekties nekompensuoja. Kiti aukštaūgiai, Luka Bankė atlieka neįtikėtinai gerą darbą su FS komanda reguliariame sezone 8 pergalėmis iš eilės, tą pirmąją etapą baigė FS'as. Aš taip čia prognozuoju, kad ir Stambule komandos pasidalys po pergalę, prireiks 5 rungtynių. Spėju, kad trečiasias rungtynes laimės Panathinaikos krepšininkai po atkaklios kovos 3, 4, 5 taškeliais, na, o ketvirtosiose serijos rungtynėse spėju, kad nugalės varžovus FS'as maždaug 10 taškų. Lietuvos krepšinio lygoje Panevėžio 7bet Lietkabelis priims Kauno Žalgirį. Na, žalgiriečiai iš esmės užsitikrino pirmąją vietą reguliariajame sezone. Andrėja Trinkerį sudėtį įtraukė ir jaunimo iš dublerių ekipos Buiką, Štombergą, Juzėną. Jau dalis žalgiriečių tikrai neturi didelės motyvacijos dabar eikvoti jėgas. Reikia saugotis traumų, na, o be galo velniškai svarbios rungtynės 7bet Lietkabeliui, kuris tikrai turi realių galimybių pakilti ne tik į 4, bet ir į 3 vietą dar šiame reguliariajame sezone. Ir čia prognozuoju staigmeną, galbūt kai kas sakytų sensaciją. Manau, kad 7bet Lietkabelis po pergalės prieš Vilkus svečiuose tikrai užsiaugino sparnus, na ir kažkiek surizikuosiu, bet sakau, kad panevėžiečių pergalė per plauką 1, 2 ar 3 taškais. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Stebėkite Eurolygą, stebėkite LKL, stebėkite NBA ir laikykite sviedinį tvirčiau. Iki.